Jungiam. Dabar įpilus į tuščią bunkerį įpilus granulių, pirmas veiksmas tai reikia įjungti rankiniu būdu šitą didelį sraigtą, kad ta granulė vamzdžiu pakiltų į viršų ir laisvai pradėtų šlanga byrėti į degiklį. Čia aš kol tvarkiausi laidus, aš jau tą granulę pasikėliau, dabar parodysiu, kaip jums įjungti, ateityje tą reikės. Šiuo metu katlas yra jungtas į rozetę, beje pasiekė rozetę be jokio prailgintuvo. Šiuo metu katlas jungtas, bet jis nepaleistas. Va, parašyta katlas išjungtas ir datą laiką rodo. Dabar, kad nesvarbu, ar jūs kažką norite nustatymuose keisti, ar jūs norite kažką išjungti, ar tik pažiūrėti, bet kokiu atveju spaudžiat kairėje pačioje šitą mygtuką, atsidarot pagrindinį meniu ir jau po to ieškot, ko jums reikia. Tai šiuo atveju, kad įjungti tą sraigtą, kad jis pradėtų suktis, reikia jums susirasti rankinį valdymą, žalia ranka. Va, rankinis valdymas ir paliečiam. Atsidarė rankinio valdymo meniu. Ir pati pirma eilutė, kuri mums yra reikalinga, padavimas, kuro padavimas. Off neveikia, palietus tą eilutę pasidaro on ir jisai pradeda suktis. Nu ir reikia laukti, kol ta granulė pakils į viršų, pradės byrėti. Kadangi aš jau ją pasikėliau, tai ne čia to ir pradės byrėti, bet jeigu jūs tą darysite ateityje, tai čia užima apie 15 minučių. Tai kol nuo pačios pakyla vamzdžių į viršų, kol užsipildo visas vamzdis. Kas 3 minutės jisai pats sustoja, tai yra po 3 minučių jisai išsijungia. 3 minučių neužteks, tai vėl reikia paspausti ir taip pat kažkur apie po 15 minučių ta granulė pakyla ir kai jinai pradeda laisvai byrėti žemyn šlangą, tada mes stabdome ir tą katlą jau įjungsim, kad jis darytų uždegimą. Nes jeigu jūs tik įpilsit į bunkerį, bet nepakelsit granulės, jis neturės ką įberti ir neturės ką uždegti paprasčiausiai. Tai va tą veiksmą reikia daryti tik tai tada, kada pasibaigia granulė. Jeigu jūs laiku įpilsite į bunkerį, tai to veiksmo kiekvieną kartą, pavyzdžiui, stabdant katlą ir vėl paleidžiant, to daryti nereikia. Nu va, pradėjau byrėti, aš paliečiu tą eilutę, išjungiu ir dabar jau katlą jungsim, kad darytų uždegimą. Prieš įjungiant aš dar rankiniam valdyme galima protestuoti tuos mechanizmus, kas prie jo yra prijungta. Nu, čia ne visos eilutės yra aktyvios, veikiančios, tai ką galima patikrinti, aš ir parodysiu. Ventiliatorius. Ventiliatorius yra viduje degiklyje. Va, ūžia reiškia jisai pučia. Toliau, padavimas numeris 2, tai yra sraigtas, kuris yra viduje degiklio. Vat, ir jeigu pavyzdžiui, tą šlangą taip užtrauk ir ten pašvietus pasižiūrėti, matysis, nu ten jis matosi. Va, vidinis sraigtas. Patikrinam. Toliau. Už degiklį čia yra tenas, kaip patikrinta tenas kaista, pasakysiu vėliau. Ir katalo siurblys. Vienintelis siurblys, tai už tas siurblys. Va. Užia, tiksliau, lemputės, jeigu šviečia, reiškia katlas įjungia. Va. Nu, čia dar plius ir girdisi oras, kad vaikštų. Tai va. Viską patikrinau, dabar ką aš jums čia parodžiau, čia yra tik tai testai ir prieš paleidžiant katlą iš anksto nieko įjungti nereikia. Čia tik testai. Jeigu, pavyzdžiui, katlas per vasarą stovėjo išjungtas, tai rudenį prieš paleidžiant, po kelių mėnesių stovėjimo, prieš paleidžiant galima patikrinti vieną sraigtą, kitą ventiliatorių siurblį. Grįžtu atgal, rodiklė kairė grąžinama ne į gal į pačią pradžią ir dabar mes katilą jau įjunginėsim. Įjungimas vėlgi, kaip sakiau, atsidarau pagrindinį meniu ir per vidurį yra mygtukas, jis gali būti žalias arba raudonas ir jisai apačioje bus parašyta įjunkit arba išjunkit reguliatorių. Reguliatorius tai yra katilas, lenkai taip pavadino. Spaudžiu tą mygtuką, jisai dar kartą klausia, ar tikrai įjungti. Ir jeigu man tą veiksmą reikia patvirtinti, spaudžiu varnelę, jeigu veiksmą reikia atšaukti, spaudžiu kryžiuką. Aš spaudžiu varnelę ir tokiu būdu aš katilą įjungiu. Lygiai taip pat katilas yra ir išjungiamas. Atsidarau pagrindinį meniu, jau mygtukas raudonas, parašyta išjungti reguliatorių. Spaudžiu mygtuką ir jeigu man reikia tikrai jį stabdyti, patvirtinu ir jisai po kelių minučių sustoja, užsigesina ir po to sustoja. Tas sustojimas ne iškart sustoja, ten kelios minutės dar užima, nes jis išsidegina, ką ten viduje turi įsimetęs, kai viską išdegina, išsivalo, tada jis ir sustoja. Kai pilnai nutyla, tada būna prieš tą katilas išjungtas. Dabar įjungus katilą, ekranas kuriam laikui dalinasi į dvi dalis.
Ir jeigu aš pirštu brauksiu per dešinę pusę, keistis informacija dešinėje pusėje. Nu, tai kai kur yra žodžiai su temperatūrom, kai kur va, piešinukas. Kadangi čia jo papildomų daviklių nėra, tenai, va, kas gali būti pilnai prijungta, tai šiandien kažką įrodo. Nu ir kitoj kairėje pusėje irgi tas pats. Nu, aš va čia paliksiu informaciją apie patį katilą, čia va, katilo galingumas liepsna, kol kas čia nuliai, nes dar katilas nedega ir aš po to prie šito dar vaizdo sugrįšiu. O mes einam toliau. Dabar jeigu katilas kamputį va čia rodo geltoną trikampėlį su šauktuku, reiškia kažkas jam buvo atsitikę. Bet jeigu jis rodo tik trikampį be garsinio signalo, reiškia čia bus negedimas. Nes jeigu jisai gedimas, tai jisai ne tik trikampį rodo, bet ir pypsi. Bet nesvarbu, pypsi ar jisai nepypsi, jeigu jūs pamatėte tą trikampėlį, pirštu paspauskite, atsidaro užregistruotas aliarmo signalas, čia kamputį rodo, kad yra iš vienas tik aliarmas, ir jis rašo elektros tiekimo klaida. Elektros tiekimo klaida, tai šitas užrašas reiškia, kad arba žmogus buvo katilą išjungęs iš rozetės, arba buvo apskritai namuose dingusi elektra. Tai čia matyti dar šitas aliarmas atėjęs iš gamyklos, gal gamykloje jie ten tikrino elektroniką, nes nei data, nei laikas nenustatyta. Dabar šiam datą laiką nustačiau, tai arba kai jūs išjungsit ir įjungsit, arba jeigu dings elektra ir vėl atsiras, tai jūs jau čia po to atsidarę matysit, kad, sakykime, kada dingo, kada jinai vėl atsirado. Jeigu katilas buvo veikiantis prieš dingstant elektrai, tai dingo elektrai, jisai sustoja, atsiranda elektrai, jisai pats automatiškai ir pasileidžia. Niekam nereikia eiti į katilinę jo įjungti ir svarbiausia, kad niekas nenusimuša jo nustatymuose. Tai va, tai nereikia, jeigu, pavyzdžiui, katilo atėjus vasarai nenaudojate, va, tarkim, šildyti boilerį, tai mes patariam traukti ir iš rozetės. Įjungsit rudenį į katilą, paduosit kurą, paleisite ir jisai pasileis, beigs. Visi nustatymai išliks, kokie buvo išlieka. Vienintelis niuansas, kad po ilgesnio laiko be įtampos nusimuša data ir laikas, neteisingai pradeda rodyti, bet dėl to katilas veiks tvarkingai. O kaip datą ir laiką pasikoreguoti, aš jums po to ten, kai eisim per meniu, aš jums parodysiu. Nu ir jeigu čia būtų daugiau to aliarmų, braukiant pirštu per ekraną, jos galima, čia viskas ratu suka, čia, nu tas viena rodo. Čia galima jos peržiūrėti. Dabar katilas suprato, kad aš tą aliarmą mačiau, kad dingo čia viršui trikampėlis, grįžus atgal dingo iš šitas trikampėlis. Bet kaip sakiau, jeigu rodo trikampį ir pypsi, pyp, tai čia yra gedimas, o koks gedimas lygiai taip pat paspaudus, jisai paspaudė, jūs perskaitysite. Dabar vietoj to trikampio atsirado piešinukas. Aš jį paspaudžiu. Čia yra pavaizduota katilo konstrukcija. Bunkeris, šnekas, degiklis. Tik pas jūs viskas iš kitos pusės stovi. Nu, kitaip pavaizduota. Viršui katilas rašo valymas. Čia šitoje vietoje visą laiką žodžiu bus parašyta, koks procesas vyksta esamų momentų. Tai va, nu, čia spėjau parodyti. Prieš užsidegant jisai darė valymą. Tai yra, tenai prasipūtė tą vietą, ten, kur viduje granulė dega. Va, šita dalis va, yra degiklio viduje. Nu, tik tai trušiai, kad rodo. O šita visa dėžė va, išorė yra. Tai va, tai jisai prieš užsidegant prasivalė, prasipūtė tą vietą viduje. Dabar antras žingsnis uždegimas. Jisai va, beria granulę. Tai va, rodo, kad veikia tas sraigtas, rodo vidinis sraigtas, kad veikia, tai reiškia, kas į vidų ten sukritosi, viskas stumia į katilo vidų, va, tai iš tenai į čia, į tenai. Ir jisai va, įjungia teną, kad pradėtų daryti uždegimą. Uždegimas įvyksta tokiu būdu. Kaista tenas, ventiliatorius nuo teno nuputinėja karštą orą ir nuo karšto oro granulė ten po kelių minučių užsidega. Ten viduje yra įmontuotas fotoelementas, tai yra daviklis, kuris mato šviesą arba liepsną. Ir kai atsiranda ta ugnis, va čia dabar, va, pavyzdžiui, va, pačioje va, rodo liepsna 0%, ten yra dabar tamsu, nes nėra ugnies. Bet kai atsiranda ugnis, tas skaičius pradeda didėti, katilas supranta, kad granulė pradėjo degti, jis išjungia teną ir vėl pradės berti granulę. Dabar jis įsibėrė porciją granulės ir stengsis ją lauks, kol ją uždegs. Visam tam procesui, valymui, uždegimui yra skirta 8 minutės ir gali kartoti tą uždegimą 3 kartus po 8 minutės. Tai yra valymas, uždegimas, valymas, uždegimas, valymas, uždegimas. Jeigu jisai po 24 minučių, po 3 bandymų dėl kažkokios priežasties neuždega granulės, katilas tada save stabdo, jisai išsijungia ir tada ten kamputyje atsiras trikampėlis ir jūs geltonas ir pradės pipsėti.
o jūs paspaudę perskaitysite, bus parašyta nesėkmingas katilo užsikūrimas. Jis neparašys, kas jame sugedo, jis tik tai parašo, kad bandė užsidegti, neužsidegė, o jau žmogus turi pats surasti, kodėl jisai neužsidegė. Anksčiau ir vėliau tas atsitinka visiems žmonėms. Tai vat, kai jūs rasite tokį užrašą nesėkmingas užsikūrimas, katilas nedegs, pirmas reikalas pažiūrėkit, patikrinkit bunkerį, ar yra granulės ir pažiūrėkit, ar vamzdį granulės yra. Jeigu granulės yra, katilą patvirtinkit tą alarmą, katilą išjunkit, vėl įjunkit ir patariu tas pirmas 8 minutės prie jo pastovėti, pažiūrėti, paklausyti, kaip jis pradeda dirbti. Tai jį įjungusi, čia rašo valymas. Rodys, kad sukasi ventiliatorius, bet turit jūs ir girdėti, ar jisai sukasi realiai va tenai. Tai va, jeigu jisai valymą padarė, antras jo žingsnis yra uždegimas. Jis pradės berti granulę, turi pradėti berti granulę. Šitas didelis sraigtas, jisai įberia truputėlį granulės ir sustoja. O ten dar vidury kur laikas sukasi tas vidinis. Tai vat, kai šitas didelis sustoja, patariu ištraukti šlangą ir pasižiūrėti, ar viduj tenai sukasi, nes šitą tai jūs matot sukasi ar ne, o tenai tai reikia, pažiūrėti, ar nepastrigęs. Ir jeigu tas sraigtas irgi sukasi, reiškia, čia ir viskas tvarkoja. Tada belieka tik tai tikrinti, ar kaista tenas. Tai va, kai jisai rodo uždegimą ir rodo, kad va čia tas va tenas mirksi, čia beje yra filmukas, čia nebūtinai atitiks teisybę, gali tenas nekaista, o jis rodys, kad čia jisai kaista. Ir bet kurį mechanizmą gali rodyti veikiantį, o gali ir neveikti. Tai va, dega šava, matote, ugnis lenda. Tai va, tai kai jisai rodo, šnekai sukasi, reiškia tvarko. Dabar reikia pažiūrėti, ar kaista tenas. Tai kai jisai rodo uždegimą, jums reikia tuo metu pačiupinėti va šitą plokštelę, va šitą šoninę. Nes prie tos plokštelės iš vidaus tenai yra pritvirtintas tenas. Ir jeigu tenas kaista ir ta plokštelė ir nieko neardant, tik tai pačiupinėjant, jūs suprasite, ar šyla ar nešyla tas tenas. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs ten čiupinėjate tą plokštelę, vat, tas pirmas 8 minutės čiupinėjate, kartas nuo karto, o jinai šalta, reiškia, tenas jau perdegęs, nes tenas kaip paprasta kaitrinė lemputė, kažkada perdegs, o kada perdegs, čia niekas negali pasakyti. Tai va, jeigu plokštelė ta šalta kaip ir visas korpusas degiklio, reiškia perdegė tenas ir tada arba jūs kviečiat pagalbą, arba jeigu jūs turite atsarginį pasikeičiat. Pakeitimas irgi per tą pačią vietą, atsukat tos varžtus, atitraukat ir iš vidaus ten tas tenas patvirtintas. Nes taip nebūna, kad viskas veikia, tenas kaista, o jis neužsidega. Tai va, ir dažniausiai būna, kad neuždega arba granulė pasibaigus pas žmogų, arba tenas. Dabar jisai važiuoja, kad įpūtė ugnį, jau matot, liepsna 100%. Tie procentai čia rodo liepsnos ryškumą, kai nėra ugnies 0, maksimum 100. Ir tam tarpe ta ugnis ir plaukia. Ir jei jokių ten ribų nėra, kad būtų nuo tiek iki tiek. Ir jisai pažiūrėk, kad jau rašo nebe uždegimas, o galios didinimas, katilas jau dega ir važiuoja, kad jau tenas nebeveikia, dabar jisai tokiom porcijom beria granulę ir pastoviai pučia ventiliatorius. Viskas, katilas jums veikia. Dabar spaudžiu ekranėlį, grįžtu atgal ir atsidarau pagrindinį meniu. Dabar perėsim per tuos piešinukus, aš ne apie viską pasakosiu, ką matysiu, tik tai svarbiausius dalykus. Dabar einam į dešinę, šitas mygtukas aišku, jisai arba įjungiat, arba išjungiate katilą, o pavadintą reguliatorių. Einam į dešinę pusę. Informacija. Atsidarę informaciją, čia jūs rasit parašytą 7, o tokie puslapėliai įvairios informacijos. Ir pirštu braukant per ekraną, tie puslapėliai keičiasi ar į vieną ar kitą pusę ir jūs čia galite paskaityti. Bet informaciją jūs nei įjungt, nei išjungt, nei kažką pakeisti, nieko negalite. Čia ir tai galite pasižiūrėti. Ir čia viskas ratu sukasi. Duomenys kažkokie. Kažkokie duomenys, taip. Einam toliau. Katilo nustatymai. Tai darau, čia tikriausiai vienintelės piešinuvės, kur čia kažką galite jūs dar daryti. Taip, katilo nustatymai. Pirma eilutė. Nustatyta katilo temperatūra. 70 laipsnių. Paliečiu tą eilutę, atsidarau. Dabar iš gamyklos yra nustatyta katilo 70 laipsnių. Tai reiškia, kad katilas sieks savyje prikaitant vandenį iki 70 laipsnių. Šone jums yra parodyta, jūs katilo temperatūrą galite reguliuoti nuo 55 iki 80 laipsnių. Minusas mažina, pliusas didina
ir jeigu reikia patvirtinti, būtinai paspausti reikia OK. Nu, aš jums iš karto ją primažinau, nes jūs rudenį, kai įsijungsite, tai dar laukia nebus šalčių, jums tikrai užteks tų 60. Aš jums palieku 60 laipsnių ir būtinai patvirtinu OK. Dabar taip. Tai va, nustačiau jam 60. Kaip katilas veiks? Katilas sustoja dviem atvejais. Arba jam kambario daviklis pasako, kad jau namuose yra reikiama šiluma ir katilas sustoja, arba reali katilo temperatūra, sakykime, čia yra viršų čia užduota katilo temperatūra, čia yra reali vandens temperatūra šiam katile. Tai va, tai vienu atveju arba kambario daviklis, apie jį pašnekėsim, jam pasako, kad jau namai šilti, jisai sustoja, arba kitu atveju, kai jame temperatūra pakyla 5 laipsniais daugiau negu yra nustatyta. Tai va, jeigu šiuo atveju, jeigu pasieku 5, tarkim, namai dar neprišilo iki reikiamų laipsnių, o jame temperatūra pakils iki 65, jis daro užgesinimą ir sustoja, pereina į pauzę. Nukrenta katilo temperatūra 5 laipsniais mažiau, tai yra minus 5 laipsniai nuo 60 iki 55, vėl jis susikuria, vėl save šildys iki 65. Ir va, nesvarbu, kokią temperatūrą katilo užduosite, jisai va, plius minus 5 laipsniai. Bet, kai yra kambario daviklis, tai dažniausiai katilas veikia pagal jo komandas. Namai būna prišildyti, truputį atšalo, jisai gavo komandą, kad namai atvėso, jisai užsikuria, dašildė namus ir vėl jisai užmiega. Tai jis degs tik tai tada, kada reikės šildyti namus. Kol namai bus šilti, katilas bus neveikiantis. Jisai užsigesina, sustoja ir va, dabar va, atrodo, jisai va, dega, yra ugnis, o kai jisai sustoja, tai ugnies nebelieka ir tada būna parašyta nedarbas, o būna parašyta pauzė. Jeigu jūs ateinate į katilinę ir matot, kad vat, katilas neveikia, bet pipsėjimo jokio nėra, pasižiūrite, rodo pauzę, reiškia, jisai prišildęs namus ir laukia, kada gaus komandą vėl juos šildyti. Tai va, grįžtu dar prie katilo nustatymo. Tai viena eilutė, kuri, nu ir sakykime taip, palieku 60 ir jūs pasižiūrėsite. Jeigu, kuo namas šaltesnės, tuo mažesnė ir katilo temperatūra gali būti. O čia jūs po to matysite, jeigu jums rudenį tos temperatūros užteks, o gal visą žiemą užteks, jei nebus šalta žiema. Bet jeigu, tarkim, žiema stipriai atšala ir jūs jau jaučiat, kad jums namuose namai nebeprišyla iki norimų laipsnių, reiškia, reikia padidinti katilo temperatūrą. Padidinti vėlgi nereikėtų po daug, pakėlėt 5 laipsnius ir pažiūrėkite, kaip namai tai sureaguoja. Tai va, nes kuo didesnė katilo temperatūra, tuo daugiau jisai valgys ir granulų. Tai va. Nu ir dar galbūt jums būtų aktuali dar viena eilutė iš visų šitų šilumos šaltinis, tai yra kas dega katile, dabar vat įjungtas degiklis byra granulės, kitas variantas ardeliai malkos, bet kadangi jūs turite tikrą matinį pečių, tai greičiausiai jūs jį su juo tenai, jame kūrensite. O rezervinis katilas, pas jūs nėra antro tokio katilo, tai nėra ką ir pasakoti. Tai man. Viskas. Tai faktiškai jums tik tai katilo temperatūra, jeigu kada reikės pasikoreguoti. Kitų eilučių aš nekomentuoju, aš ir patariu, jeigu ten nieko aš jums nerodžiau, neaiškinau, tai jūs ten irgi nieko nekeiskite. Grįžtu atgal, einam toliau. Vasara žiema, čia yra susijęs su boileriu, bet kadangi boileriu nėra tiesiogiai valdymo iš katilo, tai šitą eilutę ir praleidžiam. Čia įjungti režimą žiema ir nieko keisti nereikia. Bendri nustatymai. Bendruose nustatymuose, čia atsidarę, galite pasikoreguoti laikrodį, aš dabar jį nustačiau, 16:23. Valandos, minutės, OK, ir lygiai taip pat ir data. Tai kaip sakiau, jeigu, nes ir patarėm, jeigu, kaip sakiau, jau nenaudojat katilo vasarą, dabar man išvažiavus, išjungsimės ir jūs traukite iš rozetės. O rudenį, kai jungsite, kai jums jau reikės šildytis, katilą įjungsit, jisai veiks, dasipilsit granulių, jums jau, jei dabar paliksim jau vamzdį pilną, tai jums jau pakelt granulių nebereikės, nes jau pilnas vamzdis, jūs tik dasipilsite, bet jums, sakau, jums neteisingai rodys datą ir laiką, tai bendruose nustatymas atsidarę pasikoreguoti galėsite. Tai toliau, ryškumas ekrano, čia nieko nekeičiau, galima dar pasididinti truputėlį ryškumą. Garsas įjungtas, tai čia pipsėjimas, jeigu jam kažkas atsitinka. Ir kalbų jau kitų jūs neieškosite, lietuvių kalba. Toliau,
Rankinis valdymas. Aš nuo šito piešinuko pradėjau pasakot, bet dabar katilas veikia, pakartot negaliu. Jisai rašo, reikalauja katilo išjungimo. Tai jeigu noriu kažką prasitestuoti, tarkim, tai turi būti katilas išjungtas, o neveikiantis kaip dabar. Toliau, režimas kaminas. Čia susijęs su lambda zondu. Nėra šitam katile tokio daikto lambda zondo nėra. Ir nebuvo niekad ir jau nebus, tai nėra to lambda zondo, jums čia nėra ką irgi šitam programėlė jums nereikalinga. Toliau, pavojų signalai. Čia atsidarę šitą trikampėlį, jūs rasit visus aliarmus, viską, kas katilui nutiko, katilas viską deda į tą geltoną trikampėlį, visa aliarmų istorija. Ir bet kada atsidarę, jūs ten galite pamatyti. Jis juos kaupia tuos aliarmus, žmogus ištrinti jų negali. Jeigu prisikaupia daugiau negu 100, tai pačius seniausias jau katilas pats automatiškai trins iš atminties. O žmogus neturi galimybių jam ištrinti. Toliau, serviso nustatymą, čia prašo slaptažodžių, mes žmonėms nesakom, nes jums ten reguliuoti nieko nereikės. Ir paskutinė, ir vėl pradžia įjungti arba išjungti reguliatorių. Dabar ką noriu pasakyti. Kai katilą įjungiate, kurį laiką jis įrodo ekraną padalintą į 2 dalis, o po to jis atsiverčia į šitą piešinuką, ir jau tada jisai pastoviai rodys šitą piešinuką. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs kažką norite keisti, įjungti, išjungti katilą, jums reikia daeiti iki pagrindinio meniu, tai spaudžiate ant ekranėlio ir atsiranda mygtukas, paspaudę, atsidaro pagrindinis meniu ir jau tada jūs arba išjungiat, arba jūs kažką tai ten susirandat, ko jums reikia. Tai ir čia jis išeiga rodo tavo, bet čia nelabai tikėkit, ką jis čia rodo, tai kilogramai per valandą. Čia reikia tik geriausiai per bunkerį matuotis, kiek iš šitų granų valgo. Ir viskas. Ir katilas ir veiks. Tai dabar dar apie kambario reguliatorių. Čia yra dėžutėje, yra instrukcija, demetalkė lietuvių kalba, tai atramėlė ten yra, tai galėsit pasiskaityti. Aš jums šitą parodysiu. Šitas daiktas, čia kambario temperatūros reguliatorius. Jisai turi būti kažkur čia pirmam aukšte kažkur, tai geriausiai vėsesnį galą nešti trobos. Tai šita dėžutė siunčia signalą, šita dėžutė priima signalą. Ant šitos dėžutės junginėti jums nieko nereikia. Čia yra 3 mygtukai, bet čia junginėti nieko nereikia. Aš šitą dėžutę sujungiau tiesiai su katilo automatika, kad nereikėtų dar vienos rozetės užimti. Tai jūs, kai katilą išjungsite iš rozetės, išjungsite ir kambario reguliatorių. Dabar ką tos lemputės reiškia, Šita žalia po kairę rodo, jinai pastoviai dega, rodo, kad jisai yra įjungtas, veikiantis, o per vidurį raudona lemputė rodo, kad namuose nėra tiek laipsnių, kiek nustatyta ir katilas namų šiltas. O žalia lemputė iš dešinės, tai jinai pastoviai nedega, jinai sumirksi, bet jinai pastoviai nedega. Kai namai prišildomi iki reikiamų laipsnių, per vidurį raudona užgesta, užsidega, tada degti pastoviai žalia dešiniai pusė. Tada dega ir kairiai, ir dešiniai. Namai atvėsta, tai yra vėl ateina laikas, kai juos reikia šildyti. Žalia lemputė dešiniai užgesta, užsidega vėl raudona. Tai jau reiškia. Kai dega raudona, reiškia, namus reikia šildyti. Kai nedega, namus šildyti nereikia. Dabar einama prie šito. Dabar šitas daiktas yra maitinamas batareikom jau. Kai ateis laikas keis batareiką, čia atsiras iš to ratuko besisukančio atsiras tuščios batareikos ženklas, kaip ir telefone. Ir jeigu jūs jau tą ženkliuką pamatysite, reiškia atėjo laikas keis batareikas. Pakeitimas tokiu būdu, čia paspaudus šitą vietą, jisai per pusę persiskiria ir ant korpuso parašyta 2 batareikos AAA tipo, 2 ploni piršteliai ir tenai pakeičia. Dabar šitas ratukas, kuris besisukantis, kai ta raudona lemputė, tai rodo, kad namus reikia šildyti. Kai namai prišyla, šitas ratukas pradingsta. Namai atvėsta, vėl jisai pasirodo. Čia jisai dabar rodo, šitoje vietoje rodo pastovę patalpų temperatūrą, čia dabar užsijų 19,4, trečiadienis ir laikas 16:27. Dabar šitas daiktas palaiko 2 temperatūras, dienos ir nakties. Temperatūros nusistato tokiu būdu. Čia termometras nupieštas, vieną kartą paspaudus susidega pašvietimas, dar kartą paspaudus pradeda mirksėti 21 ir saulytė pačioj. Saulytė rodo, kad čia yra dieninė temperatūra ir jinai yra nustatyta 21 laipsnis. Ir kai jinai mirksi, nespėjau.
kai jinai mirksi, sukant šitą ratuką, galima tą temperatūrą pasidaryti. 22 tada. Nu, 22 vat, ir OK paspaudžiu. Patvirtinu. Dabar naktinė. Spaudžiu to, kol pamatau temperatūrą su mėnuliuku, padarau 20. Nu, va, 2 laipsniai skirtumas. Gerai. Ir OK. Viskas. Nustačiau dieną 22, naktį 20. O va apačioje va yra parodyta, kaip jisai, kokiu laiku, kokią jisai temperatūrą palaikės. Dabar visoms savaitės dienoms yra nustatyta antra programa. Tai yra šildys taip, nuo 6 ryto iki 11 vakaro šildė bus dieninė temperatūra, tai yra 22. Palaukit, aš dar noriu biškį. Šis mano rankose šyla. Noriu, kad nesustotų kol kas. Tai va, tai reiškia nuo 6 iki 11 jisai šildys namus iki 22, nes uždėti ant tų valandų kvadratėliai. Nuo 11 vakaro iki 6 ryto jų nėra, reiškia bus naktinė temperatūra 20. Ir tokia programa visoms savaitės dienoms yra vienoda padaryta. Diena aukštesnė, naktį žemesnė. Nu, žemesnė tai reiškia, jūs einat miegoti, jums truputėlį taupo kurą. Vis tiek namai taip greitai neatšąla per tuos 2 laipsnius. Tai va, bet jeigu jie pareičiui jau nukrenta žemiau 20, katilas kursis, jis stengsis tą 20 palaikyti. Nuo 6 ryto jau jisai stengsis kelti temperatūrą iki 22, iki 11 vakaro. Taip. Tai programa numeris 2 taip va veikia, bet ten tų programų yra daugiau, jūs instrukcijai pasižiūrėsite. Tai va, nulinė programa, jeigu aš nenoriu tik tai žaisti, kad katilas nesijunginėtų. Jeigu išrinkt nulinę programą, tenai nei vieno kvadratėlio nėra, tada reiškia nulinė programa, tai reiškia pastoviai visą laiką bus naktinė temperatūra. Pirma programa ten veikia taip. Ten ryte 3 valandas pašildo, kol žmogus keliasi ir ruošiasi išeiti iš namų, suaugę vaikai. Po to tarpas nuo 8 iki 15 valandos naktinė, reiškia, nesuaugusių vaikų nėra, ir po pietų vėl nuo 15 iki 11 vakaro vėl aukštesnė. Na, čia tokia, vat, kaip iš namų ryte visi išeina ir po pietų po to tik pradeda rinktis. Tai pirma programa. Antra programa tokia, kai visą dieną aukštesnė, naktį naktinė, žemesnė. O trečia programa, tai visą dieną, visą parą uždėti kvadratėlį, reiškia, bus visą laiką dieninė temperatūra. O nuo 4, 5, 6, 7 ir 8 programų tuos kvadratėlius pagal valandą žmogus gali pats dėliotis. Nu, ten pasižiūrėsite, galima pačiam susidėlioti, jeigu to reikia. Aišku, jeigu dabar pastoviai, pavyzdžiui, mama namuose yra, jeigu, tarkim, darbus nereikia jokios eit nieko, tai aišku, dažniausiai šitą antra programa yra populiariausia, yra, kai visą dieną aukštesnė, naktį žemesnė. Ir tas temperatūrų skirtumas truputėlį duoda tą taupimą tokį, kai jūs miegate, jums nereikia tiek tos komfortinės. Tai va, dabar šitą dėžutę, šiaip jinai ar kabinasi, ar dedasi kažkur, taip rekomenduojama, kažkur 1,5 metro nuo grindų, čia plius minus. Svarbiausia, kad apačioje po jo nebūtų radiatoriaus, kad nešildytų šito, nebūtų tiesioginių saulės spindulių, kad vėlgi neklaidintų, ir nebūtų kur nors ant skersvėjo, tarpdury ar kalidorių kažkur tai. Galima ant sienos tvirtinti, galima atramėlį yra, o galima paprasčiausiai kur nors į lentynėlę padėti ir viskas, ir nebūtina tai va. Jisai jau sušilo katilas iki 5 laipsnių, va. Matot, jisai, kol nėra 5 laipsnių pačiam katile, jisai niekam šilumos netiduoda. Pasiekė 5, va, pažiūrėkit, įjungė siurblį ir jisai dabar jau pradės jau varyti jums į radiatorių šilumą. Va. Čia pas jūs atvira sistema? Ar ne? Uždara. Uždara, ne? Nes va, yra balionas jau pasakyti. Teisingai, įsikreitimo. Nes buvo prieš tai žmogus sako, geriau šyla, kai būna uždara. Na tai va, tai čia dabar tas girdis išniaukštimas, tai čia oras įsivaikščios, nusiorinsit radiatorius, norint iš kažkiek išeis. Aišku, tai kol yra oras, sekit slėgį. Na čia rudenį, aišku, kad vienetas, kad būtų ir užtenka jums ir viskas. Ir tiek tos kalbos apie tą katilą. Gerai, aišku, rozetė tenai, tai jums nepraeituvai.